Labas. Šiandien lankomės Kauno mugėje ir kalbinau prekybininkus, kurie užsiema medienos gaminiais. Ir kas tikrai labai nustebino, tai kad mitas, kad lietuviai nevertina ranko darbo gaminių. Prekybininkai, kaip ir sakė, kad tikrai vertina ir tikrai žmonės perka ir sugrįžta. Kas džiugu, kad sugrįžta kiekvienais metais. Perka menteles, virtuvės reikmenis, taipogi dovanom žiūrisi ir yra pastovus klientų ratas. Pasakius, kad dažniausiai lietuviai renkasi tas pigesnius gamintojus, štampovkės, tai atsakymas buvo paprastas. Kiekviena prekė turi savo pirkėją ir kiekvienas renkasi palei save. Kas supranta kokybę, ilgaamžiškumą, renkasi rankų darbo gaminį. Ar lietuviai pradeda vertinti tokius gaminius? Rankų darbo, ar labiau renkasi iš užsienio atvežtų? Rankų darbo taip pat. Nes anksčiau būdavo taip, kad nelabai vertindavo. Aš tiesiog tokios nuomonės. Net ir užsienyje vertina labai. Užsienyje tai taip, bet mes taip apie lietuvius. Pati šitą mugę, ar daug susilaukėt susidomėjimo? Yra bus pastovus klientai. Yra pastovus klientai, kurie laukia. Patys gaminat? Taip. Ar kaip lietuviai pradeda vertinti tokius darbus? Ar... Vertina. Kaip visa šita mugė buvo? Šiaip gera. Geras oras. Geras oras, žmonių daug, prekyba normali. Labai džiugu. Dabar einu pas jumis tikrai labai gražiai visas tas ir kampelis. Mes prekiaujam tik savo gaminiais, neperparduodam. Taip. Viską patys gaminatės. Yra nedidelė įmonė, cechas ar... Nedidelė įmonė. Ar lietuviai vertina? Vertina. Nes anksčiau buvo toks labai kontroversiška nuomonė, kad labiau renkasi nuvažiuoti į Ikea, kinišką kažką. Yra kategorijų žmonių, kurie... Tik kaina nori. Jeigu kaina, tada jisai ieško paties pigiausio varianto, o ta Ikea, irgi yra, kad vis tiek visokių visada žmonių. Yra, kurie labai... Jeigu rimtesnis gaminys kainuos žymiai brangiau negu čia rankų darbas. Net šitaip. Tai žmonės Ikėjų mato tik tai tą, kas yra šabloniškai pigiausia, bet pabandyk kokį nors rimtesnį pas jų. Ta pati rimtesnį, kur iš geresnių medžiagų ir rimtesnį. Iškart kaina. Nes žmonės mato Ikėjų tik tai tą, ką nori matyti, pigias kainas, standartizuot pigias kainas. Taip, tai turbūt... O jeigu biški iš standarto jų gaminiai, kur yra, kainos didelis yra. Tvarkoj. Kaip pati mugė jums? Kaip, oras labai geras, oras geras, ramu, vis tiek erdvės daug. Tai žmonių yra vaikštančių, kas perka, kas pakalbėti ateina. Taip. Ateina nuolatiniai. Taip, mes čia kalbinau keletą, kur irgi iš metų į metus, kad tie patys grįžta pas tos pačius. Taip, konkrečiai ieško, pas jums pirkė tą ir tą, mums dabar reikia kažko dar naujo. Nes mato, kad pats darom, pats gaminam savo vardą, dedam, tai nesinori bet ko daryti. Taip, kokybė yra kokybė. Turi atsakyti už savo. Per visą mugę, kas mane labiausiai patraukia akį, tai mūsų broliukų, latvių medienos gaminiai, gliudeliai iš labai įdomaus, iš medžio ir labai gražiai pateikta. I really enjoy this type of woodworking. I've seen a lot of on YouTube and on TikTok. Really, how long it takes to make this kind of the cutting board? From beginning till end, about week. About 1 week. Yeah. Because you need to do a lot of gluing and... The gluing needs a technological timing. 6 hours to settle down the glue. Yeah. And does Lithuanian people enjoy this type of cutting board because this is number one what they see. What it is most popular ones, yeah. Because 95 euros, it's a lot just for the cutting board, but it's long lasting, yes. Yeah, this we use own cutting board during 10 years. For 10 years. No changes. No change, no color changes.
Do we need to look after them somehow, put some oils or no? Yeah. You need special wax, This is wax. special wax. Wax with mineral oil mix here. Okay. And how often we need to put with the wax? Once 2 weeks. Once 2 weeks. Yeah. Pjaustymo lentelė 95 eurai ir mūsų lietuvių negąsdina tokia kaina už lentelę. Kaip ir minėjo pats autorius, tai ilgamžiškumu pasižyminčias gražios išskirtinės pjaustymo lentelės. Jie patys naudoja jau virš 10 metų, kas tikrai kaip pjaustymo lenteliai įspūdinga ir jinai nekeičia savo savybių. Medienos gaminius reikia prižiūrėti kaip ir visus kitus, iš tikrųjų. Tai ir šitos pačios pjaustymo lentelės irgi taipogi reikia priežiūros. Kas porą savaičių reikia nutepti su specialiu vašku, kuris impregnuoja, padengia ir leidžia išlaikyti tikrai gražią ir nuostabią pjaustymo lentelę. Čia turbūt kaip ir su visais medienos gaminiais reikia priežiūros ir dėmesio. Jūsų labai įdomus dalykas, mediniai auskarai. Kaip lietuviai vertina? Gerai. Labai. Smalsiai. Smalsiai. Užrašas traukia labai. Tai. Aš pagalvojau, kad niekur kitur dar nemačiau. Ir Jo, žmonės lygiai tą patį sako. lygiai tą patį. Toks susidomėjimas yra. Jo. Ok, dėkui labai. Taigi, mugėje tikrai daugam yra pasiteisinus. Oras lepina visą savaitgalį. Tad tiek žmonėm pasavaikščioti, pažiūplinėti, tiek prekybininkam. Tad aš džiaugiuosi, kad apsilankiau, pabuvau, pabendravau, išsinešu gerą nuotaiką ir medinį šaukštelį. Sakė iš vaismedžio. Nepasakė, kokią, sako, vyras daro. Labai stipriai nesigilino, sako, ir neklausiau, bet gražu, faina, rankų darbo. Tad irgi atėjo į mugę, suraskit savo kažką gražaus, faino medinių į namus.